Baraginė, mažoji kultūros sostinė, jau užsiklojo rudens spalvomis. Kai naktis apgaubia kaimą, danguje įsijungia šimtai žiburėlių, šimtais žiburėlių nušvinta ir kaimo sodybos. Tai suteikia Baraginiai ypatingą paslapties akcentą. Baraginėje kiekvienas akmuo, medis, kiekvienas namo kampas turi savo pasaką, o kiekvienas gyventojas širdyje neša didžiulį pasididžiavimą savo maža, bet ypatinga kultūros sostinė. Oho! Baraginė, mažoji kultūros sostinė. Kauno ponios metropolėje man apie tai pasakojo. Reikia užeit pasižiūrėti. Gražiai susitvarkiusi Baraginė. Gražus miestelis. Ir bakūžių nesimato šiaudiniais stogais. Gėlynai merginų, tikriausiai kokių jaunamarčių nuotakų. O gal ir ne. Moterys matyt dailiai tvarkosi gėlynus. O kurgi rūtos? Rūtų darželio nematau. Ogi kiekviena moteris savo turėjo prie namų rūtų darželį. Labą dieną. Labą dieną. Jūs turbūt pirmininkė bendruomenės? Taip. O aš esu Jonas, Sveiki. iš laikinosios sostinės, iš Kauno. Labai malonu, kad aplankėte ir mūsų. Taip, atvykau pažiūrėti, mažąją kaip jūs čia gyvenat. sostinę. Mes laikinoji sostinė, jūs mažoji sostinė. Mėginsim pabendrauti, pasikalbėti, paklausinėti jūsų, kaip jūs čia gyvenate. Tai sakykit, kaip jums kilo mintis tapti mažąją kultūros sostinę? Norėjome išgarsinti truputėlį savo kaimą, kad visi sužinotų, kad esam tokia Baraginė, kad pas mus labai daug yra meno žmonių, kurie kuria, kurie groja, dainuoja. Taip pat norėjom truputį atnešti į kaimą tokios profesionalesnės kultūros, kad tie mūsų renginiai taptų tokie kultūrinio lygio aukštesni. Šviesoje už rankos laikysi, skriejantis laikas skaičiuoja minutes ir jo tėkmės niekaip nesustabdysi. Sustos akimirka. Aš taip galvoju, kad pasibaigus metams, kai jūs jau nebebūsit mažąją kultūros sostinę, ta kultūra toliau tęsis jūsų gyvenime, bendruomenė bus įtraukta į kažkokius renginius, į kažkokį veiksmą, juk taip? Taip, tai visą laiką Baraginėje skambėjo dainos, visą laiką vyko renginiai ir toliau tuos renginius, tradicinius renginius rengsime ir tiesiog ieškosime, kad žmonėms įdomu, kad visi nepasitrauktų, neišbėgiotų nuo tos kultūros, bet aktyviai joje dalyvautų. Manau, kad ir man reikės atvykti kokį renginį. Tiesiog įdomu pasižiūrėti, ką jūs čia susigalvojat. Lietus visas mintis, aš lietuje tarsi. Baraginė, mažoji kultūros sostinė, ištisus 2023 metus nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro žaižaruoja kultūrinę energiją, gyvybę ir kūrybiškumu. Per šiuos metus įvyko daug išskirtinių renginių. Ilgus metus besitęsiančios tradicijos davė gražių vaisių. Lietuvos mažosios kultūros sostinės programa buvo parengta taip, kad kiekvienas Baraginės miestelio gyventojas ir svečias, jaunas ir senas,
rastų savo veiklos įvairiapusėje programoje, kurioje buvo ir vietos saviveiklininkų, ir menininkų, ir aukščiausio lygio menininkų pasirodymai. Įvairiausių muzikos stilių koncertai, sporto renginiai bei veiklos vaikams ir jaunimui. Baraginiečiai, kaip ir visa mūsų šalis, myli antrąją Lietuvos religiją – krepšinį. Ir nors meistriškumu Baraginės krepšininkai nusileidžia mūsų krepšinio žvaigždėms Jonui Valančiūnui ar Domantui Saboniui, sirgalius Baraginės krepšinio aistruoliai varžybose 3-3 papirko savo ryžtu, užsispyrimu ir aistra pergaliai. Kągi, iš tikrųjų, organizuojam pirmą kartą Baraginėje tokį renginį, krepšinio didelį renginį, tai entuziazmas labai didelis, pas visus susirinko, net 37 turėjo būti komandos, iš tikrųjų atvyko 36, tai atvyko iš didžiausių Lietuvos miestų, atvyko ir iš užsienio. Šventė įspūdinga, Baraginėje, mažoji kultūros sostinėje, ir kad suburtų tiek sportininkų iš visos Lietuvos, tai tik tai dar kartą patvirtina savo populiarumą, kad šiemet Baraginė tikrai blizga, spindi visomis prasmėmis, tai labai smagu. Labai smagu, kad tikrai tokie maži miesteliai organizuoja tokius turnyrus. Vis tiek yra šventė tiek vaikam, tiek ir suaugusiem, kurie žaidžia, kurie galų atlydėjo vaikus į šitą turnyrą. Manau, ir miesto meras Marijampolės atėjo, tai čia irgi galima sakyti, kad išreiškia didelę pagarbą tokiam turnyrui. Ir manau, kad tikrai kiekviena galėtų praktiškai kuo dažniau ir kiek galima daugiau miestelių organizuoti tokius turnyrus. Čia yra tikrai didelė šventė ir man labai malonu, aš irgi atvažiavau čia pasižiūrėti kažkiek tai ir tiek ir merginų, tiek ir vaikų, tiek ir vyrų, labai smagu. Na, o po įnirtingų kovų krepšinio aikštelėje sportininkai ir jų sirgaliai mėgavosi grupės antikvariniai Kašpirovskio dantys pasirodymų. Kiek to metų, gal dar iššoksi į paskutinį taksį, užstais keliais nepramintais, zigzagais ir ornais. Vasarą mažoji kultūros sostinė Baraginė pasitiko su gausia įvairių renginių, paskaitų ir pramogų programa. Baraginės gyventojai ir svečiai susipažino su Marijampolės savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kaimų bendruomenėmis, apsipirko amatininkų turgelyje, surengta daug pramogų vaikams. Labą dieną visiems. Tikrai džiaugiuosi būdama čia šiandien, matydama tiek daug aktyvių bendruomenininkų. Tikiuosi, kad diena buvo gera, įspūdžių pasikrovėt tikrai metam ar net daugiau tos energijos. Tikrai matau pažįstamų veidų, kuriuos visai nesenai matėme Karklėje. Karklėje laimino lietus po labai ilgų sausrų, kurio visi labai prašė. Šiandien aš matau, kad jūs džiugino saulė.
Bet nuotaika nei Karklėje per sąskrydį, nei per bendruomenių Marijampolėje sąskrydį nėra bloga. Vakare įvyko didelis koncertas, kuriame dalyvavo Neringa Nekrašiūtė, Marijampolės kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras, Marijampolės kultūros centro šokių grupė Arabeskas, indie pop muzikos grupė Sisters of Wire. Labas vakaras, Baraginės miestelio gyventojai, visi susirinkę čia svečiai. Iš tikrųjų, kaip gražiai šiais metais pražydo Baraginė, jos kultūra. Tikrai padaryta daug ir matom, miestelio įdirbį įvairiuose renginiuose. Daug koncertų, seminarų, paskaitų, edukacijų, sportinių varžytuvių. Ir iš tikrųjų, tai tik parodo, kokia stipri ši bendruomenė, jinai parodo savo savitumą, jinai būria ir puoselėja tradicijas. Apsikabinam, visi einam į rato vidurį ir apsikabinam. Kai praeis 1 minutė 10 sekundžių, tada galėsite pasileisti ir rekordas bus užfiksuotas. Nors gražuolių tu nemažą sutikai, tik Lietuvoj tu idealą užtikai. Lietuvai tiek gėlė gražių rankų, tartum auksas spalva mano plaukų. Atvažiavome į plenerą Baraginėje. Čia pasidalinti įgūdžiais susirinko Lietuvos Rodenai ir Mikelandželai. Tai kasgi čia bus ir kur šitas gražus suolelis stovės? Stovės Baraginės parkelį. Baraginukas, kadangi vaikutis pavaizduotas, tai nes viskas ir yra nuo vaikų, kad neišnyktų, žinai, kad tų vaikučių, kad būtų tęstinumas kartu, kad va, tokis, visada vaiką matai žaidžiantį ar tupintį širdžiai mielą, ne kažkokį seniorą, sakykim, taip, ne, va, kaip šitas mano kolega. Graudu nežiūrės, bet kai vaikas... Idėja gerai, iš tikrųjų, vaikų labai apmažėja yra jo, gerai. Tai va, tiesiog, va, tokis, žinai, galbūt, kadangi
Baraginė ir yra ten legenda kažkokia, kad buvo Baragio upelis, va kaip sakėt. Ir tai buvo stebuklingas vanduo tam upelį tekėjo. Tai va galbūt kokios poros nesusilaukiančios vaikų pasėdės ir įvyks stebuklas. Na, o kasgi čia bus, kol kas aš nelabai suprantu. Reikia pradžią, jeigu tai nuo čia pradedam. Gerai. Nes čia bus taip pat suolas ir su tema Kižių kaimo kapė išnykimas. Tai bus priminimas Kižių kaimui. Irgi bus užrašyta, tai toksai, čia tokia biški daugiau mano abstraktesnis darbas, susidėlios iš kelių elementų ir čia turėtų dabiškai viršui būti staliukas toksai ir ant to stalo čia gaminamos yra 2 varnos. Reiškia, idėja tokia, kad žmonių jau nėra, tik tai varnos skraido. O ir kaimo jau nebėra? Nėra. Tas kaimo priminimas ir tie darbai, ir kolegos, ir mano darbai bus šitama parkelyje, taip gražiai sukomponuosime. Tai galės ir vaikučiai, ir suaugę žmonės pasėdėti, pabendrauti, ir prisiminti, ir gal ką nors ir į ateitį gražaus pamastyti, ir praeitį paminėti. Tai aš manau, kad taip. Puiku. Šio pabaigoje surengta tradicinė tapusi kapelų šventė Sueikim Susėdai. Koncerto metu pasirodė ir Baraginės jaunimo kapela Svaja, o renginį vainikavo grupės Kitava pasirodymas. Taurės lūžta, šampanas liejas, džiaugsmas užplūsta, švelniai atėjo. Šitą kapelą gražią, kuri čia iš užsienio atvykus, tai žinoma iš Žemaitijos atvyko, iš Platelių, Mažosios Lietuvos kultūros sostinės. Ir kapela vadinasi Apintas. Snaudžia malūnas prie kelio, saulė seniai vakaruos, žaidžia mėnulis upelį,
Buvo surengtas ir bardų vakaras. Savo dainas renginio žiūrovams skyrė įvairūs dainiai, tarp kurių ir aktorė, atlikėja Lina Rastokaitė. Tu nematai nuveidų, tau nesinori niekur eiti iš namų. Kelsiu kaip tapytojas monetą, už žingsnius nuo tėviškės klevų. Iš tolo pažinsiu, džiaugsmingai panosiu, kai dainai daina atsišauks. Smagią popietę pasiklausydami tyros, gražios, baltos, šviesios muzikos. Ir dėkojame atlikėjams už tai, kad jie mums tai savo muzikos kalba tavo. Baraginė tapo magiška vieta, kurioje susirenka gyventojai ir svečiai. Čia įvyksta įvairiausi koncertai, pradedant roko ritmais ir baigiant liaudies melodijomis. Bendruomenės namų langai atsiskleidžia kaip maži meno kūriniai, kurie tarsi vilioja praeivius pasinerti į naktinę muzikos šventę. Ir viskas įskaičiuota, ten vėl sugrįžti jausmai ir vėl pasimažu. Baraginėje mažoji kultūros sostinė programa suteikė galimybę stiprinti baraginės bendruomenės kultūros tradicijas, profesionalaus meno prieinamumą, praturtino baraginiečių kultūrinį gyvenimą bei paskatino naujas kūrybinės iniciatyvas. Su mažosios kultūros sostinės uždarymu kultūra Baraginėje nenustos klestėti. Baraginė turi stiprią bendruomenę, kuri savo kraštiečius ir toliau džiugins įvairiais renginiais ir koncertais. Turtingi renginių gausa, bendruomeniškumo, kūrybinių ieškojimų ir įgyvendintų sumanymų. Kokie buvo Lietuvos mažosios kultūros sostinės metai Baraginėje. Per projekto laikotarpį Baraginėje įvyko per 40 renginių. Baraginės kaimas pasipuošė naujomis prasmingomis medžio skulptūromis. Ir jeigu manęs paklaus, ar žinau, kur yra Baraginė, atsakysiu, taip, aš ten buvau. Tai mažoji kultūros sostinė šalia Marijampolės. Kągi, tai ačiū, buvo labai malonu, iki kito karto. Kai būsit dar kartą sostinė ar dar kokį renginį gražų turėsit, tai kvieskit. Labai malonu, tikrai kviesime į savo renginius. Na, o aš jūsų nuolankus tarnas, Jonas iš laikinosios sostinės Kauno, keliausiu toliau į kitas mūsų šalelės mažasias kultūros sostinės. Juk tiek dar daug nematyto. Susitikime.